Čia sudaužiam. Sveiki visi atvykę į anabolinę virtuvę. Antrą, bet šį pirmą, sveiki atvykę į pirmą epizodą. Du vyrai visiškai nemokantis gamina maistą. Gaminsim drumroll. Varškėčius. Varškėčiai daug baltymų, labai gerai, mūsų raumenim ir panašiai. Vėl miltų reikės, tai... Vėl su miltais nepasidodam varškės. O, ble. Šlapia. O kodėl galvos dėt? Aš kaip esu šiandien stipriai susikaupęs, aš noriu, kad pavyktų. Dominikas nenori ką, kad pavyktų. Noriu, kad pavyktų. Ne ką nenori. Nori su feiliu, nori vėl, kad būtų belenkas. Ne. Aš esu belenkaip susifokusavęs, aš padarysiu viską, ką galiu geriausio, kad šiandien gautųsi. Tai ko mums reikės šiandieną? Aliejus. Monsteris čia šypsų. Varškė, kiaušiniai. Cukrinis. Nusipirkom normalius miltus kvietinius. Kvietiniai miltai, ne viso grūdo. Cukrus, vanilės ekstraktas, kepimo milteliai. Cukraus milteliai. Dėsim cukraus pudrą, žodžiu. Jeigu reiktų spėti, aš manau gausis taip, kad tikrai galėsim suvalgyti. Kipkime prie darbų. Žodžiu, receptas realiai vaikams padarytas, bet mes vis tiek pasidėjome į ką, kad nesugadintume. Ja. Dedam varškę iš karto. Aš manau per mažas būtų iš karto. Dubenėlis? Bet aš nemanau. Šiaip gal jo. Tai ką darom to? Trauktą žvėrį. Tu pasirodo. Pažiūrėkit. Nu, bet gerai. Žodžiu, dedame varškytę. Sniff testą padarykime. 108 x 3. Kiek yra? 5 ir 2. Ne. 3 šiam. 5 kiam. 3 šiam. Nu. Jo, 5 šiam. Jo. Rankų neplovau. Iš karto tarsi. Duok man porą. Valgom? Dar pusę. Smagiai. Subijambo. Seniai neskanu labai. Nes reik baltymą, man aš bultymą. Tu matom neskanu, fui. Labai neskanu. Geriau. Jo. Tai pradėk darbą. Gerai. Palauk, tai varškį dėjom, dabar reik likusius dėt. Ką aš tu trint? Reik sutrint varškę senius šakutę, duok šakutę. Gimi. Tai išplau gal. Išplovėm ir dabar nu. Jo. Tai jo, varškė 500 gramų yra indelį ir dabar Dominikas ką daro, tai jis miksuoja varškę, jisai ją trina, jisai ją sutrins iki tam tikros konsistencijos, tada galėsim pradėti dėti kitus produktus. Sutrinsiu, kai gaidinu tą varškę. Nu, sutrins kai gaidinu. O plakam aliejus. Ant keptuvės pilčiu. Sutryniau, nu ką žinau čia. Ne, trink man. Tai ką čia, tai nėra ką čia trinti, jinai ir taip sutrinta yra. Dabar gali nedar nedėti. Druską ir medinių šaukštų gerai išsukti. Medinių. Gerai, susifeilinau praeitą video Bet medinių šaukštą gerai. su kiaušinio plakimu, tai dabar bandau pasitaisyti. Man hitą. O, taip. Jau su baukštu. Ne. Kokia ten liuliozė? Salmoneliozė. Nežinau. Nesi apsitrėdęs dar? Ne. Aš tai taip pat trėdinu kiaušinių? Jo, yra bakterija vištiena arba kiaušiniai. Šiaip aš dažnai nuo kiaušių trėdžiu dabar. Ir gauna, jeigu nenuplauni, pavyzdžiui, ir pagauni, tai ten trėdė viską esu turėjęs. Gerai. Kompinėse buvau kažkada. Pavalgiau vištą, žinai, nuėjau, po to jau... Ir įtepiai? Jaučiu, kad jau einu į tualetą. Aš manau, bus net per lengva čia. Aš manau irgi čia mes. Aš netobulai gausiu. Šitą reiks jau čia dabar iškirpti ir įdėti į priekį. Jeigu galvoji. Viskas gerai. Kodėl aš visą laiką maišau šiaip? Ar gal aš panašiai? Nu. Aš vyr šefas. Prižiūriu, ar gerai. Ir šūdas, tai nebent. O druskos dar reikia įdėti. Druskos? Kažkuri komentaruose rašė, kad mums niekada miltų neimti gyvenime. Tai va, tai, kuri rašė, mes paėmėm ir dar parodysim tau tiesiai į veidą. Aš manau, čia tobulai kalbas. Aš manau, kad užtekčiau maišyti. Manau, gerai. Trečias žingsnis iš 4, tai ta prasme čia... Tai va. Ant miltais pabarstytos lentos dėti po šaukšto tešlos, daryti apvalus paplotėlius. O palauk, tai vanilės ekstraktas, seniai, dar dėti reikia. Bet šitas neparašytas. Bet čia yra secret ingredientas. Man sakė viena pažįstama. Bet čia yra paste. Tai aš nežinau, ar čia tas pats. Liat jau prasideda. Nu, čia tipo kaip pasta bus. Tai. Čia likę dar nuo picos. Nenusiplaučia niekada. Tu durna? Ką tu darai? Daug darbo. Ui. Kuria čia pisiu į pirštas. O ką mes tą viską ir pirkom, pažiūrėk, ką aš turiu. Neveikti tokio, čia per mažas. Okay. Taip. Kaip čia jie atidaryti? Žiūrėk, lentos nupjaunam tiesiog. Bandau, dai.
Ne! Nenupjausiu, tu, ne. Seniai nenupjausi, blet. Paragauti reikia. Jis labai koncentruotas. Labai gerai. Geras? Super. Kiek dėt? Nu tai. Gerai. Dar biškį gal. Na gal biškai. Ui. Gerai, viskas. Aš manau, galim minkit, seniai. Ja? Pridėk prie mikrofono. Čia tai seniai viskas. Ui, tu durnas. Tai užtenk, žiūrėk. Belenkiek. Dabar. Po. Belenkiek. Nu, man gal minkit jau. Ar tu viską vieną darysi? Davai, tu. Bet aš taip po vieną darom. Tai ką... Aš vieną, tu vieną. Davai, jo, mama. Seniai, pažiūrė, tobulai. O, tobulą. 3 šiam. Vadės. Tokį tipo? Plauk. Pėlis. Ir tada... Seniai, dėlus! Michelin. Biškai kaip kepsnys, bet... Ne, seniai kepsnys čia. O tu žinai, kad yra kepsnys pavadinimu lokys. Ne. Geras. Biškai priplok dar. Skanu, skanu. Skanu? Aš manau... Seniai kaip skanu, paragauk. Jo? Jo, žiauriai. Bet palauk, dabar bus neskanu ir tada kramtyk. Geras? Ateina. Skanus, jo. Iškep žiauru bus. Pala, aš neišsimiltau rankų. Fuck, nu. Hei, miltus tiesiog įdėt ranką. Aš tai valgau, bet šiuo apsitriešiu. Aš jau trėdžiau šitą. Wow. Pas tai geresnis. Masterpiece. Tai. Tai patrinki miltus, va. Miltus. Taip lengvai paima. Jo, aš jau irgi. Paploju. O šiek seniai mano. Ui, tu savo, žiauri gerai. O tai gal tos paruoštus dėt kažkur kitur, ar čia mes ant lentos ir dedame? Strauk. Tas tavo pirmas šūdo krūva. Sakai geras. Ką turim? 6 formeles, 6 varškiečius, Jo. pateiktus, va. Dar turėsim daugiau. Turėsim daugiau, bet keptuvė užkaista, kitas dalykas, ką darom, einam kept. Svei pirštų, nu, malodė. Lėčiau. Dabar aš kepu, ne? Lebet šaus jisai, ne? Ui. Va, jungiam. Kas šaus? Aliejus? Jo, ar ne? Olė. Dabar. Lebijau žiauriai. Dėk, tik ko tu bijai, nieko ne. Esu girtas, nusideginęs pilvą kažkada, kai man buvo 17. Rimtai? Seniai kvepiau blynus, labai girtas ryte, paryčiais ir, nu, be maikės, tipo. Ir, žinai, šovo aliejaus ant pilvo. Bet vieną tiek buvau girtas, kad vietoj miltų ryžių įdėjau. Galiu dėti, ne? Jo, padarysim, mes norėjom daryti jo, tipo, labiau baltyminius, tai turėjom įdėti dar skupus proteino. Įdėjom, tai įdėsim į kitą likusį, čia dar kažkiek galime įdėti. Kepa. Seniai! Kaip tu sukišai? Dėl kaip kitaip? Vieną ant kito, tai palaukti reikėjo. Taigi gali atskirti su mentelė. Jie sulips dabar. Nesulips. Ko tu čia? Dalbajobas. Pasidalbajo. Na, aš kaip pagrindinis šefas turėčiau pydį išrašyti. Kodėl? Man atrodo, ne taip reikia. Kiek laiko reikia turi ją? Gal dar biškį tegul pasvyla, nes... Daug Jau turi čia- rudą būt. Bet jau svyla. Nesvyla dar. Man sakė, pirmi man prisvils atvičiavi. Iškart sakė. Man sakė, pirmi iškart prisvils atvičiavi. Kam tas aliejus? Ui! Ant varškiečio aliejus. O, čia seniai, jie turi būt. Seniai, nu ką tu darai? Šat, bet aš nakui. Va, nu, vertink. Geras. Seniai. Geras, sakau. Net Labai geras. Tu kepėjas. O kas jeigu mes šautume privorkautų ir tada gamintume? Šiaip būtų įdomu, o gal nebūtų įdomu daryti, tipo, mes be recepto gaminam, mes tipo Jo, turim padaryti. čia neįdomu su receptu. Turim, tipo, daryti, Bet tu supranti, kad be recepto mes nepadarytume nieko. pavyzdžiui, kugelis be recepto. Nu tai ką, aš žinau, kad bulvių reikia, daugiau nieko. Vazaras. Nu va, įdėjau kaušelį proteino. Bet seniai su proteinu čia gabalais iš karto. Kokio gerumo. Eik tu savo. Vienas, Nu, visai irgi puikiai net ir su proteinu. o vienas sudegė. Labai saldu, labai gerai. Sudegė. Biški jo. Piskis, blet, kaip tu kepi aliejus, pisk. Ai, jo. Dega. Visus sudeginsiu, blet. Eik, su nahu. Turbūt pizė jam jau. Senis. Karačiu. Aš darau. Aš manau, čia puikiai laida vakarė su šeima žiūrėtų. Žemo. O. Žiūrėjau gerai. O aš seniai gerai atrodau. Jo, bet man irgi gal taip reikėjo padaryti. Man patinka. O pas mane iš vis yra tokia pura? Ai, taip ir reikėjo daryti. Jo. Su to stačiu, blet.
Sustačiau anksčiau. Eik, nu. Viskas. Stop. Išiminėk ir lėkštę. Tu neaiškini man gerai, ble. Aš esu feilas ir tu esu prie kompo sėdėjęs 3 ryto. Apkepėlę įdėjęs į orkaitę. Nu, pamiršai. Ir ką aš pamiršau ir sprogo orkaitę. Sprogo Stiklas išnešė. Ta pati aliejų šlikštynės, nu bet nesvarbu. Koks, bet, o ta prasme. Tie patys. Ta prasme. Ta prasme. Ta prasme. Blemba, gerai gaminam. Oi! O dabar šovė. Ui, tu na, pompalos. O pažiūrėk pirštą. Ne. Seniai viskas, jeigu jau pirštą laižau tavo. Viskas, na. Viskas. It's over. It's over. Ir ką jūs savo? O, seniai, kaip blogai. Tas blogai. Juodas varškėtis. Na, tai paim šitą. Na, paragam. Davai. Nu, negaliu, seniai. Nu, davai. Viskas tada. Iškirpsim. Neiškirpsiu. Negaliu. Man netkės neleidžia iš Kaunos. Tu iš Elektrėnų ten gal daras. Kas tu čia? Iš Elektrėnų? Vienas kito pirštus. Nu, seniai, aš nežinau, bet... Aš manau tikrai geriau negu Tvinsės. O taip. O tai va, varškėčius. O. Ne, prašau. Oi. Va, o taip. Turime finalinį produktą. Taip. Turime 3 su daugiau baltymų, 5 varškėčius su mažiau baltymų. Taip. Ragaujame, mes manom jau labai skanu Dominikas, kol setupinau kamerą, jau labai Aš jau apkramčiau. Pastrauk biškį ten, man atrodo, tavo... Nu, va, taip. Du, taigi ragauk. Aš noriu man seilėtikis jau. Davai. Ei! Blet. Ai, jie palies, ar... Aš tai va... Seniai, kaip gerai. Ne? Padarėm tai? Jo. Ble, kaip skanu. Gustavą davai padaryk. Pasakyk man ką. Seniai, belenka. Belenkas. Visiškai belenkas. Padarėm. Eik, na. Wow. Ta prasme, wow. Antrą laidą ir jau puikiai. Aš nežinau, kas galėtų pamušti. Dabar aš jau nežinau, ką gali parašyti. Jo. Tokia. Bet man pilvas tai kažkaip burgė, žinok, įdomiai. Kažkaip taip, Ne? nu taip. Įdėsiu šitą. Ne. Wow. Iškart viskas sėkmenis moterim, o vyram į bicepsus. Puikiai. O tu žmonai darysi tokius? Žmonai? Taip. Ne, šiaip tai manau, jeigu, sakykime, hipotetinė situacija. Ateini pirmas pasimatymas, lieka pas tave miegot. Jau gerai. Jau gerai. Ja. Važiuoji, lieka miegot, jau gerai. Bet jeigu ryte merginai atneši, pavyzdžiui, tokius pagamintus Jo. pusryčiam, Neišeitų? seniai, bro, viskas. Ne, liktų toliau. Kaip dar vienai nakčiai. Locked in. Jo. Aš šiaip šiandien apsikirpau. Bet plinkiai, seniai. A, tu nori išnekėti apie plikimą? Aš tikrai neplinku, man sakė perfekt. Ką tu sakė mama? Mano barberis. Mano barberis sakė. Taip. Žodžiu, mano galva Seniai, tiek va didelė. čia yra kažkas. Na, patarsim kitame. Kampai? O pas tą parodyk. Tai, nu, nėra. O, jisai, čia kampinį jau kelt galėčiau, aš man atrodo. Manau, galėčiau čia kelt. Čia nieko nėra. Čia normaliai. Jo. Nu, žodžiu. Toje pilnoje apie anabolinius varškėčius. Taigi, Varškėčiai išėjo tikrai puikiai. Didžiuojame savim ir iki kito. susitiksime iki kito karto. Viskas. Oi,